Jūs visus matyti, susirinkusius į knygos Migruojantis Vilnius 1915-1994 pristatymą. Šitos knygos autorė yra Vitalija Stravinskienė, yra istorikė, dirbanti Lietuvos istorijos institute, įvairių knygų, monografijų, rinkinių apie Lenkijos lietuvius, pasaulio lietuvių bendruomenę, Lietuvos lenkų migraciją į Lenkiją ir apie garsų žinomą didvyrį Lenkijos ir tikriausiai Lietuvos, Vitoldą Pileckį. Kitas mūsų šiandienos diskutantas tai yra senasis Vilnietis, 15 kartos. Ar iš tiesų 15 pasakys, bet tai yra, kaip mes anksčiau sakydavom, legendinis teisėsaugininkas Antonį Mikulskį. Ir jisai pažįsta irgi Vilniečius, kai kuriuos labai, žodžiu, gerai, ir ne 5 kartos, bet mes kalbėsime būtent apie istoriją, Vilniaus mūsų sostinės istoriją, kuri pasirodo yra tokia sudėtinga. Ir trečiasis mūsų diskutantas tai yra daktaras Artūras Murauskas, irgi iš Lietuvos istorijos instituto, daugelio monografijų apie Lietuvos tarpukarį autorius, tai yra krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje ir nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos, įvairių istorijos vadovėlių autorius ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, laikas, kadangi yra ribotas ir jisai turi tokią savybę labai greitai išsekti, tai aš neužimdamas daug vietos mikrofono noriu perduoti autoriai Vitalijai Stravinskienei. Ir kodėl apie Vilniaus gyventojus, kodėl šita tokia tema ir tyrinėjant šitą temą, koks buvo netikėčiausias atradimas? Labai diena, gerbiami klausytojai, ačiū, kad susirinkote. Truputį nukreipsiu, pradėsiu ne nuo atsakymo, bet labai norėčiau padėkoti visiems susirinkusiems ir visiems buvusiems ir esamiems Vilniečiams, kurie iš tikrųjų inspiravo tyrimą, vedė mano smalsumą nuo vienų šaltinių prie kitų. Taip pat labai norėčiau padėkoti puikiai redaktoriai, be kurios nebūtų ši knyga tokia, kokia jinai yra. Taigi Jolitai Purvaneckienei labai ačiū, jis yra salėj, ačiū. Taip pat sakyčiau, kad knygos stiprioji pusė yra iliustracijos. Iš tikrųjų, mes pritaikėme naują metodą ir kai kurias juodai baltas iliustracijas kompiuterio pagalba, specialių programų pagalba pavertėme spalvotomis. Aišku, istoriniu požiūriu tai nėra priimtina, tačiau skaitytojui atveria naujas galimybes. Ir kai tyrinėsite iliustracijas, pažiūrėkite, kokios atsiskleidė puikios detalės, kai nuotraukos tapo spalvotomis. Tai mūsų dizaineriai, taip pat dailininkiai Danutei Šmitienei, kuri tikrai labai daug dirbo prie iliustracijų, turiu nuoširdų ačiū. Nežinau, bet salėje tikriausiai yra. Ir be abejo turiu tikrai nuoširdžiai padėkoti už sklandų darnų darbą, už geras idėjas, tai mūsų instituto leidybos skyriaus vadovui Mindaugui Maskuliūnui. Ačiū. Šią komandą mes turime šitą rezultatą, kuris, manau, kad skaitytojų nenuvils. O dabar atsakant į gerbiamo Virginijaus klausimą, iš tikrųjų šimtmetis, migracijos šimtmetis Vilniuje ir Vilniečiams atvėrė labai daug skausmingų ir netikėtų tokių prieš jų norą reiškinių ir įvykių. Tačiau žiūrint iš įvairių kampų, į įvairias grupės, iš tikrųjų
nustebino, kad istorijos bėgė 100-metis tai yra labai mažas laiko tarpas, bet 20 amžius Vilniui ir vilniečiams iš tikrųjų buvo labai sudėtingas ir dramatiškas. Ir kai tu studijuoji žmonių prisiminimus, studijuoji įvairius rašytinius ir nepublikuotus šaltinius, tu pamatai tą visą dramatizmą, kaip žmonės savo ir ne savo norų turėjo pakeisti savo gyvenamą vietą. Vieni grįžo, kiti jau nebeturėjo galimybių sugrįžti. Tai labai sudėtingas iš tikrųjų amžius ir Vilniui ir vilniečiams iš tikrųjų, galima drąsiai pasakyti, tai yra migracija amžius. Pradedant šiek tiek nuo toliau, tai reikia pasakyti, kad viso ko pradžia tai yra didysis kunigaikštis Gediminas. Čia reikia, jo yra tokia kabutėse kaltė, todėl kad jis parašė laiškus ir pakvietė į Vilnių amatininkus, dvasininkus ir kitus vakarų valstybių atstovus. Išskyrus cistersų vienuolius, nes jų keliuose laiškuose sakė, mums tokių nereikia, nes jie tenais parduoda vienuolynus ir daro žalą krikščionims ir mums. Tai štai ir kai jis pakvietė, prasidėjo Vilniaus ir migracijos istorija. Ir taip, kad vilniečiai jau tikrai gali pasakyti drąsiai, kad bent jau 700 metų migracijos patirtį tai tikrai turi. Tai pradžiai gal tiek, nenorėčiau užimti dėmesio, kad norėčiau, kad ir kolegos turėtų laiko pasisakyti. Dėkui, aš šitą knygą skaitydamas iš tiesų irgi, kaip sakome, susidėlioti tą Vilniaus istoriją 20 amžiaus ir kaip iš tiesų keitėsi gyventojai. Ateina pirmasis pasaulinis karas, gausybė iš Vilniaus pasitraukia, migruoja į Rusiją. Toliau antrasis pasaulinis karas, mes puikiai žinome, kokia tragedija, tai yra žydų tragedija, kai yra didelė dalis Vilniaus gyventojų tiesiog išžudoma, o po antro pasaulinio karo, okupavus antrą kartą sovietams, yra masiškai iškeldinami Lenkai. Vyksta repatriacija ir tada jau po kažkiek tai į Vilnių suplūsta iš įvairiausių Lietuvos regionų. Ir tokie, kaip sakoma, maišalinė ir tikrai yra sunku Vilniuje atrasti žmones, šeimas, kurių čia šaknis siektų kelias kartas. Toks yra Mikulskis. Ir mano klausimas būtų tada labai opus, ypatingai Facebook'e, vis iškylantis ir su didžiulėmis audromis, įvairiausiais diskusijom, užblokavimais vienas kito, pykčiais ir taip toliau, ko ne iki teismų aiškinant. Ir tas klausimas esminis yra, kasgi tas yra tikrasis Vilnietis? Kas juo gali vadintis? Aš atvažiavęs iš Pasininkų Vilnietis ar ne Vilnietis? Ar kiek reikia kartų, kad būtų Vilnietis? Ar čia jau reikia tikriausiai nuo Gedimino, ar kaip čia tas, kas tas tikrasis Vilnietis? Labai diena visiems. Iš tikrųjų, norėčiau organizatorius padėkoti už pakvietimą. Taip, esu tikriausias Vilnietis, galima čiupinėti. Tai va, kas tas Vilnietis? Man pačiam tas klausimas, kildavo ir šeimoje, buvo tokia diskusija ir atsakysiu gan paprastai. Toj vietovėj, kur yra protėvių kapai, tos vietovės turi esybę. Taip, mano protėviai yra Rasų kapinėse ten. Kada atvažiuoju, tai su šeimyna tai pastovi pusę Maksimus reikia paimti, kad žvakių tiek pastatyti. Ir tėvai mano palaidoti Rasų kapinėse. Iš tikrųjų, čia tokia detalė, visi mes kažkada tai. Taip. Ir kada tėvui jau buvo labai, prieš 18 metų labai bloga, motina sako, tėvas turi būti palaidotas Rasų kapinėse.
ten mūsų kapai ir taip toliau. Nu, niekas negalvoja apie tai, kas, kaip, ar įmanoma. Žinau, per pusvalandį visi dokumentai buvo sutvarkyti. Iš tikrųjų, normaliai taip ir numatyta, jeigu kapai yra, tu gali būti palaidotas. Tai va, iš tikrųjų, iš kur tu esi, kur protėvių kapai, tu tas ir esi. Taip, Vilnietis, ar ne Vilnietis, dėl Vilniečio aplamai tokia statuso irgi pastebėjimas. Nu, Vilnius auga, plečiasi. Super, tik tai stadiono neturim. Taip. Bet čia atskiras klausimas. Iš tikrųjų, pažiūrėkim, kiek buvo mero. Ir Imbrasas, Zotkas, ten Šimažė, ten taip. Nei vieno Vilniečio tikro. Tai susižiburimas reikia ieškoti. Taip, o jei būtų, galbūt iš tikrųjų būtų ir kitaip, ir dėl stadionų, ir dėl visų kitų. Ten perskaičiau aš tą knygą, iš tikrųjų ten labai įdomi tokių detalių, faktų yra. Bet pastebėjimas toksai, kad Vilniečiai niekada neskubėdavo. Čia yra tas bruožas iš tikrųjų pas Vilniečius. Ar nesvarbu, kokios tautybės ten buvo, ar žydai, lenkai, lietuviai, ten rusai, baltarusai, bet iš tikrųjų tie, kurie gyveno Vilniuje, niekada neskubėdavo. Va, iš savo tėvų, iš senelių, va, matydavo, kad niekada neskubėdavo. Yra problema, gerai, pagalvosim ryte, vakare pasakysim, kaip spręsti, ką skubėti. Tai va, toksai va būtų atsakymas. Tai gatvės siaurinamos čia, kad lėčiau mes gyventume. Čia kita filosofija. Vakare atsakyt. Klausydamas jūsų atsakymą pirmąją dalį, kai jūs pasakėte iš tiesų tokią svarbią mintį, kad gimtinė yra tenais, kur yra tavo protėvių kapai, tai, žinot, sakė taip panašiai kaip Vytautas Didysis 15 amžiuje, ten ginčydamasis su Vokiečių ordinu, sakė, žiūrėkit, sako, aš galiu pasakyti, kur mano protėvių kapai, čia mano žemė, o ar jūs galite pasakyti, kur jūsų protėvių kapai, nes, ne Prūsijoje jų protėvių kapai. Tai jūs kaip Vytautas Didysis kalbėjote. Ir kitas mūsų pašnekovas, tai yra Artūras Varauskas, 20 amžiaus specialistas, ir jam noriu perduoti mikrofoną, kaip istorikui, vėlgi, stebina, kuo šita knyga yra kitokia, kuo jis savita, kur jos slypi savitumas, nes vienas dalykas, ją tikrai labai lengva skaityti, labai pagauliai yra parašyta, yra daug įdomių detalių, kas visada žavi. Suprantamai ir aišku, sakė, iliustracijos, nuotraukos jos pagyvina, nukelia į tas epochas, apie ką rašoma. Tai tiek iš mano pusės, o prašau. Taip, pagauliai parašyta iš tiesų ir tema yra pagauliai. Aš visgi galvoju, kodėl dabar taip greitai persiskaito ir tokia įdomi šita knyga. Viena vertus, kai skaitai tekstą, matai, kad jis yra parašytas specialistų. Šita knyga, čia kiek yra, daugiau negu 140 puslapių berods. Bet akivaizdu, kad už to 140 puslapių slypi Vitalijos labai didelis toks akademinis mokslinis įdirbis. Yra parašiusi ne vieną tekstą, ne vieną mokslinį straipsnį apie Vilnių. Ir iš karto jaučiasi. Kiekvienas sakinys iš karto jaučiasi. Antras dalykas, mano supratimu, kodėl šita knyga yra, tokia išskirtinė, kadangi aš esu prieškario Lietuvos Respublikos, tyrinėtojas, domiuosi tą tematiką, tai tuo metu, kai kūrėsi moderni Lietuva, Vilnius buvo tiesiog Lietuvos visuomenės svajonės. Vilnius buvo, istorinė sostinė, bet jisai buvo už demarkacinės linijos, už administracinės linijos, kažkur toli. Susisiekimas neįmanomas. Ir štai čia tada, kai mes įsivaizduojam tą dabartinę Lietuvą, kuri atsikūrė 1990 metais, mes visą laiką
matom, kad toje Lietuvoje ta visuomenė, užaugusi visa ta karta žmonių, Vilnių matė paveiksliukose, nuotraukose ir istorijos vadovėliuose. Ir va tuo pačiu mes tą Vilnių lyg ir pažįstam, bet ir nepažįstam. Iš čia ir kyla labai daug įvairiausių momentų. Ir būtent migraciniai procesai, tai čia visai yra aibė aprašyta. Ne tik tie, dėl valstybių, santvarkų, pokyčių. Vien tik, kad knyga pradėta nuo to, kad Pirmasis pasaulinis karas. Ir tarsi viskas prasideda. Ir per tos keliarius metus, kiek tos visuomenės pasikeičia, kiek išvyksta, kiek atvyksta. Ir Vitalija čia aprašius yra ne tik tai tuos tokius prievartinius, malonius, nemalonius išvykimus iš Vilnius, kur galų gale neaišku, kas tas Vilnietis, kaip čia jūs kėlėt klausimą. Nu, kiek čia jų, kurie čia jie. Bet lygiai taip pat yra ir šitoje knygoje, kas labai irgi suintriguoja, jeigu dar tęsiant tą temą apie tai, kodėl tokia pagauli knyga ir kodėl ją taip malonu skaityti. Tai yra įterpiama labai, sakyčiau, taip skoningai ir labai vietoje tokių pikantiškų detalių. Nu, mes įsivaizduojame migraciją, migraciniai procesai. Tai jeigu taip visumoje kalbant apie tai, kas yra migracija, tai mes taip įsivaizduojame, bent jau aš galvoju, visą laiką taip galvoju, kad tai yra kažkoks iškeldinimas iš vienos valstybės į kitą, ten grįžimas paskui. Bet čia yra ir vidiniai procesai, aprašyti, paminėti. Vidinė migracija tai yra miestas, kaimas. Apylinkių gyventojai iš Vilniaus krašto atvyksta į miestą. Ko jie čia važiuoja? O ko važiuoja, pavyzdžiui, Vilniečiai už miesto, kai vyksta koks nors, politinis arba kitokio pobūdžio neramumas. Ir galų gale yra aprašoma, kas taip pat suintrigavo. Aišku, galbūt tokia nelabai maloni ir moralinių požiūrių tema, bet tai yra marginalinių sluoksnių, laisvo elgesio moterų, kenčiančių žmonių gyvenimo sąlygos Vilniuje. Kaip jie čia gyvena, kaip jie migruoja iš to Vilnius ir panašiai. Tai va šitas kompleksas tokių, gal šiek tiek mano ir patrikai dėstomų minčių, sakyčiau, taip leidžia daryti tokį apibendrinimą, kad knyga yra iš tiesų puikiai ir labai su malonumu aš ją perskaičiau. Pridėti norėčiau, kad ne apie knygą dabar, o apie Vitaliją, kad yra puikiai valdžiusi PR taisyklės. Nes, žinot, kai politikai, ne tik politikai, kai samdo taip vadinamosius PR-šikus, kad juos mokytų, kaip reikia bendrauti, tai pirmas patarimas būna toksai. Nesvarbu, ko tavęs klausia, tu pasakyk, ką tu nori. Ir tada, žodžiu, o jeigu žurnalistui rūpės, tai jisai tada perklaus. Tai va, o jeigu nerūpės, tai tu tiesiog pasakysi tai, ką nori. Tai mano pirmasis klausimas buvo, koks vis dėlto tas svarbiausias, labiausiai nustebinęs atradimas. Jūs gražiai pasakėt, kad aš dabar noriu pradėti nuo kito ir į šitą klausimą taip ir neatsakėt. Tai iš to aš padariau išvadą, kad jūs puikiai išmanote viešųjų ryšių taisyklės. Bet vis dėlto. Tai ar yra tas, aišku, aš suprantu, kad šitas mano klausimas toksai yra naivus ir žurnalistinis, bet vis tiek. Kas mane labai nustebino, reikėtų pagalvoti iš tikrųjų, nes, žinot, daugiau kai 20 metų dirbi mokslinį darbą ir dirbi su šaltiniais, pirminiais šaltiniais, tai tu labai daug ką pamatai, pačiupinėji, bet iš tikrųjų tai buvo labai psichologiškai, taip emociškai sunku rašyti apie antrą pasaulinį karą ir rinkti. Tie didieji pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, tai nėra mano tyrimų sritis ir teko man pačiai daugiau ties tomis temomis dirbti, bet jie iš tikrųjų labai sudėtingi. Eiliniam, kaip pastebėjo Artūras, stengiausi pastebėti eilinį Vilnietį. Ne tai, kas yra valdžios atstovai, bet pastebėti paprastą žmogų. Eilinę Elgetą, kurie atvažiuoja į Vilnių, kažkaip stengiasi rasti pragyvenimo lėšų ir nemirti iš bado.
pastebėti eilinį vaiką pirmojo pasaulinio karo metais, kai kyla badas ir vaikai tiesiog alpdavo iš bado. Tai pastebėti tuos paprastus žmonės ir dėliojant medžiagą apie jų tą kasdieninį sunkų gyvenimą, iš tikrųjų tai buvo sunkus dalykai, bet tai man atvėrė visai kitokį Vilnių. Tai čia toks man pačiai atradimas. Dėkui. Norit klausti? Jūs, ar aš gerai, kad jūs norit paklausti? Aš norėčiau paklausti, bet ar galima? Be abejo galima, tai aišku, jau galima, tikrai galima. Tai prašau, ponas Nes Vikys. aš knygos neskaitęs, tai klausimas gali būti visiškai įdomu. Bet vis vien pats tas kalbėjimas, kuris čia užsimezgė, provokuoja tokį klausimą. Vitalijai, reiškia, aš čia jau noriu kaip autoriai paklausti, ir po to, aišku, bandysiu žiūrėti, kaip ten yra pas tave knygoje. Tai kokių tapatybių kovos ir tapatybių sąveikos užfiksuoji? Galbūt nėra tam taip iškeltas klausimas, bet vis vien, tuos dalykus nenorom nagrinėjai, juolab, kad ir Virginijus užvedė tokį kalbėjimą, bet jis dabar galima spontaniškai. Tikra pilnė. Sąveika ar kova? Ir gali būti, aišku, laikotarpiai. Tai daugiau. Arba. Nes Iš tikrųjų, ir reikia taip, kad įsivaizduotų skaitytojas, tai prieš Antrą pasaulinį karą Vilniuje mes turime apie 20 tautybių atstovų vilniečių. Po Antro pasaulinio karo jų pagrindinių tautybių sumažėja, tačiau per ilgąjį sovietmetį Vilniuje, jeigu taip skaičiuosime kiekybiškai, neskaičiuojant atstovų gausumą, apie 100 etninių grupių atstovų. Jūs įsivaizduojate, koks tai yra tautų katilas. Pagrindinės tautybės ir etninės grupės yra kelios. Ir vienais, atsakant į klausimą, vienais istoriniais laikotarpiais tai yra iš tikrųjų kova. Daugiausia tai yra nepriklausomybės kovų laikotarpis po Pirmojo pasaulinio, kuomet Lietuva ir Lenkija, kiekviena iš savo interesų ir dėl savo motyvų kovoja dėl Vilniaus. Ir tada tikrai vilniečiai yra pasidalinę į stovyklas. Tačiau yra laikotarpių, kai visi vilniečiai suvienėję jėgas stengiasi įveikti įvairias negandas. Ir nuo politinių įvykių raidos, jų dinamikos labai priklausė, ar vilniečiai bendradarbiavo ar ne. Kiekviena iš didžiųjų etninių grupių, ar tai būtų lenkai, lietuviai, žydai ir baltarusiai, turėjo tam tikrų vilčių ir puoselėjo viltis, kad Vilnius vis dėlto bus jų. Ar lietuviai matė kaip amžiną sostinę, lenkai matė kaip kultūros sostinę, kaip, sakyčiau, 4. kultūros sostinę Lenkijos sudėtyje. Baltarusių irgi veikėjai matė kaip savo nacionalinio atgimimo centrą. Nu ir žydams tai irgi buvo labai brangus miestas. Ir nuo politinių įvykių dėlionės, kaip mozaikos, kaip susidėliodavo, tai tos grupės kartais susivienydavo prieš kažką arba už kažką. Tai yra irgi tokia kova dėl tapatybės, kova dėl savo vietos, savo vizijų, įsivaizdavimo. Ir manau, kad tai yra nesibaigęs procesas, jis ir toliau tęsiasi. Tai tikiuosi, kad atsakiau. Dėkui. Ir jeigu mes, Mikėlė, dabar aš dar pasinaudosiu moderatoriaus teisė ir užduosiu aš klausimą, kurį noriu, paskui vėl salė galės. Matydamas visada 5. kartos Vilnietį, ypatingai Lenkų tautybės, aš turiu tokį klausimą. Kada buvo repatriacija? Aišku, prievartinis iškėlimas ir ten per daug, tai nebuvo savanoriškas, ar ne, buvo sudarytos tokios sąlygos, o jos buvo sudarytos labai žiaurios, šiek tiek pasakius, nes 44 metais, kai Liepa okupuoja Vilnių, ar ne, tai ką padaro sovietai? Pirmiausia, vėlgi, čiagi buvo stipri armija Krajova, ją tiesiog vadus suima iš karto kitą dieną, po kelių dienų.
yra, bet armijos Krajovos, tie likučiai, ar ne, jie dar kovoja ir pakankamai čia vyko pakankamai daug kovų. Lenkų partizanai, jų pavieniai, aišku, tik tais ten vienetai, dešimtys, kaip jau pasakė, susilaikė iki 52 metų. Ir beje, Lenkų partizanai su lietuvių partizanais buvo susitikę ir kartu, kaip sakykime, priėmė tokį sprendimą. Taip, kas buvo prieškariu, tai buvo prieškariu, dabar mes turim bendrą priešą, mes kovosime kartu. Ir yra netgi vėl keli mūšiai, bet kur kartu lietuvių ir Lenkų partizanai kovoja. Beje, Merkinę užima 2 Lenkai buvo, bent jau Vanago atsiminimuose taip rašoma. Tai, va. Tai vienas dalykas, kad su sovietais kovojo ir Lenkai. Ir sovietai čia iš pat pradžių, 1944 metais, tai buvo ypatingos represijos būtent nukreiptos prieš Lenkų tautybės žmonės. 1944 metų gruodžio mėnesį 4000 Lenkų Vilniaus mieste buvo suimti 4000, tai čia yra didelis skaičius. Iš esmės, sakykime, jeigu ne kiekviena šeima Lenkų, tai iš jo rato žinomas žmogus, kuris nukentėjo nuo šitų represijų. Ir tai yra sukuriama tokia baimės atmosfera. Ir tada tau pasiūloma, ar ne, tu išvyk iš Lietuvos, ar ne, į Lenkiją. Ir taip gyvenant, man tikrai klausimas, kodėl Lenkų tautybės žmonės nepasinaudojo šitą galimybę ir neišvyko į Lenkiją, kur paskui, kaip pasirodė, vis tiek geresnis komunistinis režimas, bet ne toks kaip Lietuvoje, laisvesnis. Ne. Vėliau ir Gumos buvo tenais, kurią mes tenais kažkaip tai iš Lenkijos, tenais ir televizija geresnė buvo. Tai kodėl, galite jūs pasidalinti savo šeimos istoriją ir kodėl liko Vilniuje, o ne patraukė į Lenkiją? Ačiū už klausimą. Geras ir įdomus klausimas ir iš tikrųjų pilnai liečia, tai, kas šeimoje buvo. Tas procesas. Taip, pirmiausia, dėl tų santykių. Lenkai, lietuviai čia, galbūt istorija, propaganda, o tokio sako, kad čia blogai buvo ir taip toliau, lietuvis nebuvo. Viskas buvo normaliai. Mano kaip krikštamotė lietuviai yra. Jos vyras buvo policininkas, atsiųstas 39 metais, kada priėmė Vilnių, tai puikūs žmonės. Tėvas mano buvo armijos Krajovos kareivis. Ir jisai pasakoja apie karą, kas kaip buvo. Čia 74 metais tėvas nupirko spalvotų televiziją. Tada buvo, wow, elektronų. Taip, ten, įjungiam, ten ne visos programos spalvotos, tik retkarčiais rodydavo spalvotos programos ir filmą tokį rodė. Kitų filmų nerodė, puikiausiai. Prisimint, ten po освобождения. Apie karą. Tėvas pasakė iš karto, šimų. Kodėl? Čia melas. Čia grynas melas. Karą laimėjo ne ten, taip, armijos laimė, bet tai kas laimėjo karą? Doleris laimėjo karą. Po to pasakoju, kas, kaip ir tas partizaninis karas, kaip vyko, kaip viskas vyko. Nebuvo tokios priešininkos, kad 20 eina prie 20 visus ten viena kita pusė. Ne. Iš tos pusės irgi matydavo, tas vokietis, čia irgi kareivis, jisai ne savo norą daug karą. Ginklą ima, viskas. Eik tenai, pranešė, informuosi ir taip toliau. Tai toks buvo karas. Ir dalyvavo jisai operaciją vaduojant Vilnių 44 metais, Liepos 13 dieną. Čia atitinkamai, čia mes visada šeimoje, sakom, tėvelį, papasakok, kaip čia vadavo. Iš pietinės pusės Lenkai, iš šiaurinės pusės Žaliojo tilto ten Rusai, prie katedros susitiko. Ir ar matau?
Taip, prie katedros susitiko, tinkamai susitiko, toliau reikės kariauti. Reikia. Išgeria, po to tos kareivius marš, toliau, iš karto ateina NKVD, visus nuginkluoja, į Lukiškes. Ir nuo 44 iki 49 lageriuose buvo. Tik tai grįžęs, apsiženėjo, viskas gerai. Vėl išbūžinimas. Tai kad žemės per daug turėjo čia ir Vilniaus rajone, turtinga šeima buvo. Ir vėl išbūžinimas, tai 3 metus slapstėsi, bet tėvas su motina, slapstėsi, bet seneliai buvo į Tomsko sritį išvežti ir ten 10 metų. Kodėl neišvažiavo? Tiesiai pasakysiu. Iš šeimos pusės tik tai vienas brolis liko. Visi išvažiavo, ten 3 tėvų seserys, 4 broliai, visi išvažiavo. Ir šeima didelė buvo, visi išvažiavo į Lenkiją. Iš motinos pusės, motinos tėvai, mano seneliai išvažiavo, po to iš Sibiro, galima buvo ten sesuo, motinos irgi išvažiavo, irgi faktiškai ten visi išvažiavo. Kodėl mes neišvažiavom? 59 metais tėvai sutvarkė visus dokumentus, viską tam, kad išvažiuoti, davažiavo iki stoties ir sugrįžo atgal. Negalėjo. Mes sakom, labai teisingai pasiekė. Tai va, taip, visko buvo, bet ta istorija iš tikrųjų turi būti teisinga ir atvira. Geriausia sakyti tiesą negu meluoti. Tiesa vis dėlto yra tiesa. Tai dėl tų procesų migracijos, čia iš tikrųjų, kodėl dalis išvažiavo, išvažiavo todėl, kad ir represijos, ir pagrindė galbūt tos represijos, kad knygoje parašyti yra, kad gerai, Lenkai ten išvažiavo, beveik 80% išvažiavo iš Vilniaus, o kas atvažiuos? Po truputį pradėjo iš visos Tarybų sąjungos surinkinėti, kad negali būti miestas tuščias, irgi problema. Bet, tai valdžiai turbūt buvo geriau turėti patikimus, negu ten išsilavinusius, profesorius, daktaras ir taip toliau. Tai buvo geriau privatus. Čia irgi yra toksai požiūris valdžios, bet tokia valdžia. Man net žodis nesukasi pavadinti valdžia. Diktatūra tokia buvo, su savo ten politika. Tai va, gal kiek būtų. Dėkui, jūs norėjote. Prašau. Ačiū labai, skaičiau ir knygą, ir ne vieną Vitalijos straipsnį, labai įdomu iš tiesų. Ir dabar mano galvoje sukasi tokia mintis, nes mes, kaip ir Virginijus Savukynas paminėjo, kad labai daug yra heito, nes čia atvažiavo baltarusiai, ukrainiečių per daug, Vilnius kalba rusiškai. Ir tuo metu, kai Vilnius, kaip pasakė ponas Mikulskis, Vilnių atstatinėjo kiti atvažiavę iš Baltarusijos regionų, iš Rusijos. Ir kokios nuotaikos Vilniečių buvo į tuos, kurie atvažiavo atstatyti miestą. Nes nebuvo, nieks nenorėjo tada į Vilnių važiuoti, nes čia buvo skurdas. Gal atsakysiu taip, kad tuo metu autentiškų nuotaikų iš tikrųjų nebuvo. Ir jos išlįsdavo tik arba šeimos rate, arba kaip ponas Antonis minėjo, beišgerinėjant kažkur virtuviai. Nes už atviras nuotaikas galėjai susilaukti labai nemenkų nemalonumų. Bet kuomet Chruščiovo laikmečių šiek tiek gyvenimas laisvėja ir žmonės pradeda tikėti, kad kažkas gali pasikeisti, iškyla tos pačios kalbos. Ir aš
dabar matau paralelės tarp dabar atvažiavusių ir tada atvažiavusių. Nes tada irgi viešoj erdvėj, taip šnekant populiariai, gatvėj dominavo rusų kalba Vilniuje. Ir dabar žmonės, ypač ilgesnį laiką jau mieste gyvenantis, jiem iškyla tos pačios baimės, nepasitenkinimas, prisiminimai, kad vėlgi kartojasi tas pats, kas buvo tada. Aš suprantu jų baimės, tačiau kaip tuo met, taip ir dabar reikia laiko. Ir ilgesnis laikas, aš manau, labai padės išspręsti daug problemų, išsklaidys tas baimės, nes vis dėlto žmonės supranta, kur atvažiavo ir stengiasi ir ne savo norų atvažiavo ir stengiasi kabintis į gyvenimą. Tuo metu tai šiek tiek kitoks buvo mąstymas, kad vis dėlto daug žmonių buvo atsiųsta, ne savo norų jie atvažiavo ar į partinius, ar administracinius, ūkinius, karinius postus. Ir jiem čia buvo Vilnius, tai kaip viena iš Sovietų sąjungos kažkokia vietų, nesvarbu kur tai bebūtų, bet tai buvo viena iš didelės imperijos dalis. Dabar žmonės vis dėlto yra dėkingi, kad ypač ukrainiečiai dėkingi, kad lietuviai tikrai suteikė pagalbą. Ir vis dėlto objektyvios sąlygos lėmė, kad jie kalba rusiškai. Tai yra iš daugiau rytinės Ukrainos dalies atvažiavę. Bet laikas, matau aš labai teigiamas pastangas tų žmonių, laikas iš tikrųjų išspręs tas problemas. Ir tos baimės, aš manyčiau, dėl rusų kalbos, tos baimės šiek tiek yra perdėtos. Žmonės iš tikrųjų nori integruotis, nori užsitikrinti stabilų gyvenimą, buitį ir jie stengiasi. Mąstymas šitų žmonių ir tų, kurie atvažiavo po karo, tai yra kitoks mąstymas. Nors gali būti, kad yra dalis ir tų palikuonių kažkokių tų, kur atvažiavusių. Nes tokia patirtis Vilniuje taip pat buvo, kai Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai atvežė daug tūkstančių, virš 100 tūkstančių baltarusių ir ukrainiečių, rusų iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos tolyn nuo fronto. Ir jie čia karo metus gyveno daugiausia, aišku, pas ūkininkus, po to jie sugrįžo į savo kilmės vietas, bet po metų ar keliarių metų jie grįžo atgal. Vis dėlto čia gyvenimas buvo kitoks negu kažkur provincijoje, Rusijoje ar Baltarusijoje. Šiaip ar taip čia buvo ir laisviau galėjai mintis reikšti, ir patogiau gyventi, nes vis dėlto algos ir buitis buvo pas mus geriau sutvarkyta negu giliai provincijoje. Galima sakyti, šiuolaikinė baudžiava Rusijoje buvo panaikinta tik tai 1977-8 metais, kai kaimo gyventojai gavo pasus ir tada jie galėjo važiuoti. Iki tada tai buvo kaip vietos baudžiauninkai, kurie iš tikrųjų neturėdami dokumentų niekur negalėjo judėti. Tai skirtumai, kad ir didelė ta Sovietų sąjunga, bet tam tikri skirtumai buvo. Ir žmonės visą laiką ieškojo kelių, kaip užsitikrinti savo ir savo šeimai geresnį gyvenimą. Dėkui, aš tada dabar kreipiuosi į Artūrą. Irgi klausimas, vėlgi šiek tiek kitas laikotarpis, bet irgi tie santykiai tarp tautų ir lietuvių santykiai su Vilniumi, kaip čia su čia gyvenančiomis tautomis reikėtų elgtis. Ir aš turiu tokį klausimas mano yra apie labai aiškų periodą, kai yra 39 metai, kada Vilnius sugrįžta Lietuvai. Iš tiesų atrodytų, pirmos dienos ir pirmi veiksmai, kada apskritai, kai prasideda Pirmas pasaulinis karas, Lietuva elgėsi kilniai Lenkijos atžvilgiu. Tai yra, ji nepuola, nebeda Lenkijai į nugarą peilio, nepuola, nepasiima Vilniaus, nors galėjo, vokiečiai sakė, mes atsiųsim jums ir karių, tik tai su uniformom parūpinkit. Antras dalykas, internuoja Lenkų karius ir rūpinasi jais. Mackevičius rašo, kad šauliai, tie, kurie buvo mirtini Lenkų priešai, nesakė ir žygiuosi Vilnių, jie dabar organizuoja ir Lenkijos kariams jiems pagalbą suteikia. Visą tai, kai Vilnius sugrįžo Lietuvoje, irgi
buvo gražūs gestai tokie. Ar jūs žinojote, kad garbės sargyba prie Vėlinės buvo prie Basanavičiaus kapo, bet taip pat ir prie Pilsudskio širdies kapo. Tai yra buvo pakelio Lietuva, kuri ką tik susigrąžino Vilnių, ar ne, ji taip simboliškai visą pagerbė. Ir atrodytų geri žingsniai, bet po to, kas prasidėjo, ar ne, lietuvių policininkas iš Tauragės, jisai pradėjo numušinėti kepures lenkiškai kalbantiems viešumoje, gatvėse, nes čia Lietuva jau tu turi kalbėti. Ir tie tokie persikėlė valdininkai, pirmas burmistras Kaunas valdė Vilnių ir įvairūs valdininkai persikėlė, jie, kaip galima spręsti, tapo tų nesantaikų vienu tam tikrų kaip katalizatorių. Ir tada mano klausimas, ar galėjo būti kažkaip tai išnaudotas tas šansas gražių gestų ir tam susikalbėjimui, tai būtent tais 39 metų rudenį. Trumpas, bet labai toks kupinas emocijų laikotarpis. 8 mėnesiai, 39 metų spalis, 40 metų birželis. Tai tas laikmetis, per kurį buvo tikrai labai daug įvairiausių susidūrimų, malonių ir nemalonių gestų. Jūsų minėtas karo komendantas Kaunas valdė Vilnių. Kaunas valdė Vilnių. Čia toks, žinot, toks žodžių sąskambis. Bet to pačio Kauno idėja buvo, pulkininko Kauno idėja, kad galbūt Rasose reikėtų išardyti Pilsudskio širdies kapą ir tada taip mes neutralizuosim tų lenkų šovinizmą, jų supratimu. Štai čia tokia idėja buvo iškelta, bet politinė Lietuvos valdžia atsisakė šitų dalykų. Dėl labai suprantamų priežasčių. Tai to nacionalizmo, to tokio dviejų tautų, ne tik dviejų, bet ir daugiau tautų susidūrimo, šituo laikotarpiu buvo įvairiausiomis formomis jis vyko. Aš tiesą sakant nežinau, kaip galėjo viskas toliau klostytis tarp tautų ir tarp tų žmonių atvykstančių iš Kauno. Tiesą sakant, nelabai, va čia įdomus dalykas. Vėlgi dabar tas, jeigu mes kalbam apie migraciją, nutolstant nuo šitos temos, kai 39 metais Lietuva atgavo tam tikrom nelabai linksmom aplinkybėm Vilnių ir dalį Vilniaus srities, žinom, iš pradžių buvo ten Druskininkai, Švenčionys, Marcinkonys, ten dar visa šita teritorija dar priklausė, dar Lietuvai nepriklausė, jie tik tai 40 metais, lapkritį, tapo LSSRS dalimi. Tai va štai, iš Kauno labai didelė dalis žmonių nenorėjo važiuoti į Vilnių. Tiesiog koks paradoksas. Visa tarpukarį, visa karta žmonių užaugo ant to tokio gerąja prasme mito ir svajonės, kada mes turėsim Vilnių. Ir kai atsirado galimybė į tą Vilnių važiuoti 39 metais, tai dėl objektyvių aplinkybių visuomenė iš Kauno nenorėjo čia važiuoti. Visų pirma, jie turėjo ten tarnybas. Materialinės gerbūvio sąlygos čia buvo sunkesnės. Labai daug įvairiausių tokių aplinkybių. Galų gale tam lietuviui iš Kauno Vilnius pasirodė absoliučiai svetimas savo tautinę sudėtim. Galų gale gatvių pavadinimais, užrašais ant parduotuvių, jidiš kalba, lenkų kalba. Bet tas momentas ir susikalbėjimas tam tikrą prasme planai, ką su to Vilnium daryti, kaip ir jūs minėjot, Lietuvos oficiali valdžia turėjo labai gerų ketinimų. Bet ketinimai buvo tokie pragmatiniai. Aš tai pasakysiu atvirai. Iš daugelio tų tekstų, ką Lietuvos diplomatai, politikai rašė tarpusavyje. Sako taip, mes vietinių Vilniaus Lenkų nepaimsim. Jie turi savo, turi savo mentalitetą, turi kultūrinę savo. Bet mes galim paimti valstiečius, Vilniaus apylinkių neturtingus asmenis per socialinę politiką, žydus ir baltarusius per tam tikras, jų bendruomenėms suteikiamas visokias nuolaidas. Kitaip tariant, susivienyje visi ir mes taip Vilniaus Lenkus
paimti, nu, tiksliau, galėsi. Čia aš, aišku, tai praktiškai beveik cituoju kai kurių mūsų politikų pasamprotavimus. Ir tam tikrą prasme šitos politikos buvo laikomas. Ir tiek iš Vitalijos, iš šitos knygos, tiek iš kitų tekstų akivaizdžiai matosi, galų gale, o kaipgi pradėta valyti kadrus Vilniaus mieste 309 metais, institucijas, kaip jas pradėta lietuvinti. Tai mokytojai galų gale, pedagogai. Ką su jais daryti? Visi Lenkų iš esmės mokytojai, kurie dirbo, tiesiog buvo atleisti. Nu, dėl kalbos cenzų, dėl kitų. Ir atkelti čia Lietuvos. Labai daug įvairiausių dalykų. Tai kad aš baigiant savo mintį, nesiplėsdamas, pradžioj sumanymas tiek Lietuvos valdžios buvo labai toks, spinduliuoti toleranciją, tiek tarp tautų, tiek tarp sugyvenimų ieškoti. Bet visgi buvo ir nekontroliuojamas dalykas iš emocijos, tas ėjo žmonių, ne tik politikų, kuris, tiesą sakant, labai sunkino tos santykius 309, 40 ir šiek tiek vėliau. Kaip jau sakiau, laikas negailestingas, man jau rodo baigti, bet jeigu dar nenupjaus galvos, vis dėlto Vitalija, minutė, paskutinis žodis. Ačiū, aišku, kad skiriate dėmesio man ir knygai. Kviečiu jūs pasklaidyti arba įsigyti knygą, galima Lietuvos istorijos stende. Bet iš tikrųjų ši knyga yra apie visus mus, apie mūsų protėvius, mūsų kapus ir būsimus Vilniečius. Šiaip šios knygos auditorija, tai perfrazuojant, galima pasakyti, kad manau galėtų drąsiai siekti 1 milijoną žmonių. Nes tai yra buvę ir esami Vilniečiai. Tai taip, kad kviečiu. Ačiū, kad dalyvauti ir kviečiu pasklausyti.